Šiame interaktyviame vaizdo įraše nagrinėjamas mišraus mokymosi ir atvirkštinio mokymo metodikų taikymas. Išmoksite kurti mišraus mokymo planus, integruoti multimediją ir interaktyvias programas bei taikyti atvirkštinio mokymo metodus, kad paskatintumėte besimokančiųjų įsitraukimą. Peržiūrėję šį vaizdo įrašą, atlikite trumpą testą ir patikrinkite savo žinias. Psichikos sveikatos problemos, socialinis spaudimas ir skaitmeninių priemonių ir turinio perteklius vis labiau daro įtaką jaunuolių gebėjimui įsitraukti į tradicinį sveikatos švietimą. Pasyvi mokymosi aplinka dažnai sustiprina atsiskyrimą. Lanksčių į dalyvius orientuotų metodų taikymas sudaro erdvę autonomijai, aktualumui ir aktyviam dalyvavimui, esminiams sąlygoms prasmingam mokymuisi ir geroviai ugdyti. Šis įgūdis padeda kurti ir teikti lanksčius, interaktyvius ir jautrius konkretiems jaunuolių poreikiams pritaikytus mokymus. Jis leidžia derinti tiesioginius metodus su skaitmeniniais įrankiais ir taikyti atvirkštinį mokymą, skatinantį aktyvų dalyvavimą ir asmeninį atsakomybės už mokymąsi prisiėmimą. Mišrusis mokymasis derina tiesioginį bendravimą su skaitmeniniais įrankiais, užtikrinant lankstumą ir galimybę mokymą pritaikyti individualiai. Šis metodas leidžia jaunuoliams mokyti savo tempu, tuo pačiu pasinaudojant grupės parama. Šis metodas užpildo spragą tarp tradicinio ir šiuolaikinio mokymosi, todėl sveikatos švietimas tampa prieinamesnis ir aktualesnis jaunų vyrų kasdieniame gyvenime. Atvirkštinis mokymas keičia mokinio vaidmenį iš pasyvaus gavėjo į aktyvų dalyvį. Jauni vyrai tiria temas, kuria turinį ir veda diskusijas, stiprindami pasitikėjimą savimi ir atsakomybę. Šis metodas skatina savarankiškumą ir mokymąsi iš bendraamžių, padėdamas dalyviams įsisavinti žinias per mokymą ir bendradarbiavimą. Skaitmeniniai įrankiai gali padaryti sveikatos švietimą interaktyvų ir įdomų. Tokios programėlės kaip Headspace, MyFitnessPal ir Habitica įdomiais būdais skatina sąmoningumą, sveikesnę mitybą ir įpročių formavimą. Tokios platformos kaip Canva, Padlet ir Kahoot leidžia jauniems vyrams kūrybiškai išreikšti save, bendradarbiauti su bendraamžiais ir aktyviai dalyvauti mokymosi procese. Sėkmingas planas apima kas savaitę vykstančius užsiėmimus su iššūkiais, skirtais refleksijai ir ryšiams užmegzti. Skaitmeninius iššūkius, skatinančius savarankišką tyrinėjimą. Bendraamžių vedomas sesijas, skatinančias lyderystę. Multimedijos panaudojimą kūrybiniam išraiškos būdui. Ši struktūra palaiko įvairius įsitraukimo būdus. Derindami tradicinius ir skaitmeninius metodus, galite pritaikyti mokymą prie unikalių jaunuolių poreikių ir interesų. Kūrybiniai metodai, tokie kaip įtraukios socialinės kampanijos, humoristinių vaizdo įrašų ar nuotraukų formatu apie miego higieną ar sporto iššūkiai naudojant žingsnių skaičiavimo programas, rodo padidėjusią motyvaciją ir pasitikėjimą. Kai jauni vyrai vadovauja mokymuisi, jie giliau susieja su turiniu ir vieni su kitais, paversdami švietimą bendra patirtimi. Atsiliepimai apie mišrų mokymąsi rodo padidėjusią motyvaciją, skaitmeninį raštingumą ir gerovės supratimą. Jauni vyrai teigia, kad jaučiasi labiau pasitikinti savimi ir labiau įsigilinę į temas. Mišrusis ir atvirkštinis mokymas paverčia pasyvų mokymąsi aktyviu augimu, kur dalyviai tampa savo pačių tobulėjimo bendraautoriais. Jaunimo darbuotojai gali būti stiprūs pokyčių kūrėjai. Priimdami naujus, novatoriškus metodus, jūs kuriate erdves, kuriuose jauni vyrai jaučiasi pastebėti, palaikomi ir skatinami augti. Pradėkite nuo smalsumo, veikite sąmoningai ir dalinkitės iniciatyva. Jūsų tikslas ne tik mokyti, bet ir įkvėpti vidinį pokytį bei lyderystę. Dabar kviečiame atlikti testą, kuriame galėsite pasitikrinti savo įgytas žinias, atsakydami į 3 klausimus. Pažymėkite teisingą atsakymą. Nepaisant to, ar pasirinkote teisingai ar neteisingai, jums bus pateiktas atsakymo paaiškinimas. Pradėkime. Tai viskas šiai sesijai. Ačiū už jūsų dalyvavimą. Tęskite mokymąsi e-studijoje, kad įgytumėte daugiau naujų įgūdžių, skirtų teikti skaitmeniškai transformuotą neformalų mokymą jauniems vyrams apie sveikatą ir gerovę. Sėkmingai baigę mokymo kursą įgysite skaitmeninį ženklelį jaunimo darbuotojas, inovatyvus jaunų vyrų sveikatos ir gerovės puoselėtojas.